Sveiki, mėlyjeji, šiais metais aš ir vėl jūs kviečiu prisijungti prie mano ir Maisto banko iniciatyvos Kviečiu į svečius. Čia aš esu tam, kad sužinočiau, kaipgi tas vienas jūsų paramos litas tampa 16 litų paramos maistu. Užeikim. Tai iš kur atsiranda visas šitas maistas, kurio čia aplinkui tikrai labai daug? Tai šitie maisto produktai, kur jūs matote, yra mums kasdien 37 miestuose dovanojami prekybos tinklo IKI. Ir IKI parama sudaro daugiau nei pusę maisto produktų, kuriuos mes surinkam ir išdalinam nepasiturintiems. Tai yra besibaigiančio galiojimo maisto produktas. Tai yra visa tai, ko prekybininkai nesuspėja parduoti. Ir jeigu jie neparduotų, tai rytojaus dieną jau tas gerumas keliautų į šiukšliadėžes, būtų išvežamas į sąvartyną. Kaipgi tas jūsų, tas vienas litas, aš paaukosiu jums, tarkim, 100 litų ir ką jūs padarysit su tuo 100 litų? Ar tas 100 litų pasidaugins 16 kartų, kaip jūs sakot? Kaip čia stebuklas? Tikrai, paskaičiavus, kiek mes išleidžiame per metus, išleidžiam daugiau negu 1 milijoną litų. Bet surinkamo maisto ir išdalinama vertė pernai buvo daugiau nei 16 milijonų litų. Dėl to tas santykis yra 1:16. Reikia mokėti už kūrą, reikia mokėti už patalpas, už elektrą, už šildymą, turėti vairuotojus ir kitos išlaidos būtinos, kad tvarkyti tą maistą ir atsiskaityti. Jeigu įvertinti, kad tas litas, kiek jisai gali, kai nueini į parduotuvę, nuperki ir atiduodi ten senutėj galbūt gatvė elgetaujančiai, ir už tą 1 litą čia gali 16 kartų daugiau tų produktų patiekti ant nepasiturinčių stalo, tai tas tikrai turi daug prasmės.